Sveiki, būsimi statistikai. Ar esate pasiruošę kelioniai, kuri pakeis jūsų požiūrį į pasaulį amžiams? Šiandien kartu su Billu Nye leisimės į jaudinantį nuotykį duomenų pasaulyje. Duomenys tai ne tik skaičiai ant popieriaus lapo. Tai istorijos, laukiančios, kol bus papasakotos. Duomenų yra visur, nuo jūsų suvalgytų sausainių kiekio iki jūsų draugų ūgio. Kiekvienas jūsų kąsnis ir kiekvienas jūsų ūgio centimetras papildo šią įspūdingą duomenų istoriją. Kartais duomenys susitelkia į grupės. Šis grupavimas gali daug pasakyti apie dėsningumus ir tendencijas. Kitais atvejais jie išsibarstę kaip būrys kačiukų, besivejančių lazerio spindulį. Šis išsibarstymas parodo duomenų įvairovę ir diapazoną. Mūsų misija – išmatuoti šį išsibarstymą. Bet kodėl turėtume tai daryti? Supratimas, kaip duomenys pasiskirstę, padeda mums suprasti pasaulį. Išsiaiškinkime tai. Įsivaizduokite, kad kepate sausainius. Kruopščiai laikotės recepto, bet kai ištraukėte juos iš orkaitės, keistai atrodo, kad vieni sausainiai dideli, o kiti maži, nors naudojote tą patį receptą. Tai puikus duomenų išsibarstymo realybėje pavyzdys. Leiskite man pristatyti jums duomenų išsibarstymą visoje jo šlovėje. Sausainių dydžio skirtumas gali daug pasakyti apie kepimo procesą. Kartais tai tiesiog natūralus variantas. Nėra dviejų vienodų sausainių, kaip ir nėra dviejų vienodų žmonių. Kitais atvejais tai rodo, kad kažkas negerai, galbūt turėtume sukalibruoti savo matavimo prietaisus. Matavimų tikslumas yra raktas į nepageidaujamo varianto sumažinimą. Mūsų, kaip duomenų detektyvų, užduotis ištirti šiuos variantus. Mes naudojame tokius įrankius kaip diagramos ir grafikai, kad vizualizuotume išsibarstymą ir nustatytume dėsningumus. Suprasdami išsibarstymą, galime priimti geresnius sprendimus. Pavyzdžiui, jei žinome, kad dauguma mūsų sausainių per dideli, galime pakoreguoti receptą, kad jie būtų tobuli. Tai kitą kartą pamatę skaičių rinkinį, prisiminkite, už šių skaičių slypi istorija. Ir mūsų, kaip duomenų detektyvų užduotis, iššifruoti šią istoriją. Taigi, toliau tyrinėkite, toliau klauskite ir svarbiausia, smagiai leiskite laiką su duomenimis. Iki kito karto ir sėkmės detektyvinėme darbe. Pausenus pavyzdys. Tarkime, kepate skardą su 10 sausainių. Kruopščiai išmatuojate kiekvieną sausainį. Kai kurie sausainiai gali būti tiksliai vidutinio dydžio, tačiau kai kurie gali būti šiek tiek didesni arba mažesni. Tai visiškai normalu. Skirtumas tarp kiekvieno sausainio dydžio ir vidutinio dydžio vadinamas nuokrypiu. Tai tiesiog parodo, kiek kažkas skiriasi nuo normos. Dabar mums reikia būdo kalbėti apie visos skardos sausainių išsibarstymą, o ne tik apie atskirus sausainius. Įsivaizduokite, kad iškepėte partiją sausainių ir norite sužinoti, kiek jie vienodo dydžio. Štai čia ir pasirodo standartinis nuokrypis. Įsivaizduokite jį kaip superherojų, kuris padeda mums suprasti mūsų duomenų skirtumus. Tai tarsi supergalė, kuri mums pasako, kiek vidutiniškai išsibarstė mūsų duomenys. Apskaičiavę standartinį nuokrypį, gauname vieną skaičių, kuris atspindi šį išsibarstymą. Mažas standartinis nuokrypis reiškia, kad mūsų duomenų taškai yra arti vienas kito, kaip ir pingvinai, kurie glaudžiasi vienas prie kito. Tai rodo, kad reikšmės yra labai panašios. Didelis standartinis nuokrypis reiškia, kad jie yra labiau išsibarstę kaip kačiukai, kurie laksto aplinkui. Tai rodo, kad duomenyse yra daugiau skirtumų. Taigi, jei išmatuosite kiekvieno sausainio dydį ir pamatysite, kad dauguma jų yra arti vidutinio dydžio, turėsite žemą standartinį nuokrypį. Tačiau jei dydžiai labai skiriasi, kai kurie sausainiai yra daug didesni arba mažesni už vidurkį, turėsite aukštą standartinį nuokrypį. Standartinio nuokrypio supratimas padeda mums suprasti duomenų nuoseklumą ir skirtumus. Tai svarbus įrankis tiek statistikoje, tiek ir kasdienėme gyvenime. Taigi, kitą kartą kepdami sausainius ar analizuodami duomenis, prisiminkite mūsų superherojų standartinį nuokrypį ir kaip jis padeda mums suprasti duomenų išsibarstymą. Ar pamenate mūsų sausainius? Jei jų dydžio standartinis nuokrypis yra mažas, tai reiškia, kad dauguma jų yra daugmaž vienodo dydžio, gražus ir vienodi. Tačiau jei standartinis nuokrypis yra didelis, tai reiškia, kad turime didelių dydžio skirtumų. Keletas milžinų, keletas mini sausainių ir visko tarp jų. Tai žinodami galime geriau suprasti savo kepimo įgūdžius.
Galbūt turėtume būti atsargesni dėdami tešlą, o gal mūsų orkaitėje yra karštų taškų. 5 skyrius. Kodėl standartinis nuokrypis yra svarbus? Už sausainių dėžutės ribų. Standartinis nuokrypis skirtas ne tik sausainiams. Jis naudingas norint suprasti įvairiausius duomenis. Įsivaizduokite, kad žiūrite į visų savo klasės mokinių ūgį. Standartinis nuokrypis parodytų, kiek skiriasi jų ūgis. O gal esate mokslininkas tyriantis augalų augimą? Standartinis nuokrypis gali parodyti, kaip skirtingų rūšių trąšos veikia jūsų augalų aukštį. Gana šaunu, ar ne? 6 skyrius. Standartinis nuokrypis realiame pasaulyje. Nuo sporto iki mokslo. Kalbant apie šaunius dalykus, standartinis nuokrypis naudojamas daugybėje skirtingų realaus pasaulio situacijų. Sporto komentatoriai jį naudoja lygindami sportininkų rezultatus. Mokslininkai jį naudoja analizuodami eksperimentus. Net kompiuterinių žaidimų kūrėjai jį naudoja žaidimams subalansuoti ir padaryti juos smagesniais. Tai tarsi slaptas dekodavimo žiedas, padedantis mums suprasti mus supantį pasaulį. Jenis skyrius. Standartinio nuokrypio supergalios. Lyginkite viską. Vienas iš šauniausių dalykų susijusių su standartiniu nuokrypiu yra tai, kad galime jį naudoti lygindami skirtingus duomenų rinkinius. Pavyzdžiui, galime jį naudoti lygindami 2 skirtingų klasių ūgį arba mokinių, kurie mokėsi skirtingais būdais, pažymius. Lygindami standartinį nuokrypį galime pamatyti, kuri grupė yra labiau išsibarsčiusi ir daryti išvadas gana įspūdinga. Po 100 skyrius. Nebijokite, tai tik matematika. Matematika gali atrodyti bauginančiai, bet taip nebūtinai turi būti. Tai dalykas, kurį kiekvienas gali įvaldyti, įdėjęs šiek tiek pastangų ir tinkamai nusiteikęs. Beje, skaičiuotuvai yra nuostabus. Nepamirškite, kad turime tikrai naudingų įrankių, kurie gali mums padėti. Skaičiuotuvai yra vienas iš tokių įrankių ir jie labai palengvina mūsų gyvenimą. Jie gali akimirksniu atlikti sudėtingus skaičiavimus, kuriuos atlikti rankiniu būdu užtruktų daug ilgiau. Žinau, ką galvojate. Standartinis nuokrypis skamba sudėtingai. Ir jūs ne vieni. Daugelis žmonių taip jaučiasi, kai pirmą kartą apie tai išgirsta. Bet štai kas svarbiausia. Tai tik dar vienas būdas suprasti duomenis. Tai matas parodantis, kiek skaičiai duomenų rinkinyje yra išsibarstę. Bet nesijaudinkite, tai tik matematika ir visi gali jos išmokti. Su trupučiu kantrybės ir praktikos tikrai ją įvaldysite. Atminkite, kad visi ekspertai kadaise buvo pradedantieji. Svarbiausia nenuleisti rankų ir toliau bandyti. Yra formulė, kuri tiksliai nurodo, kaip jį apskaičiuoti. Iš pradžių formulė gali atrodyti bauginančiai, bet kai ją suprasite, ji nebus tokia baisi. Reikia rasti vidurkį. Iš kiekvieno skaičius atimti vidurkį, gautus rezultatus pakelti kvadratu, o tada rasti šių kvadratinių skirtumų vidurkį. Bet štai paslaptis. Jums nereikia to daryti patiems. Šiais laikais turime technologijų, kurios gali atlikti šiuos skaičiavimus už mus. Skaičiuotuvai, kompiuteriai ar net išmaniųjų telefonų programėlės gali atlikti sunkų darbą. Turime šiuos nuostabius dalykus vadinamus kompiuteriais ir skaičiuotuvais, ir jie gali visą tai padaryti už mus. Šie įrankiai yra skirti tam, kad palengvintų mūsų gyvenimą ir padėtų mums sutelkti dėmesį į sąvokų supratimą, o ne įstrigti skaičiavimuose. Mūsų užduotis suprasti, ką reiškia skaičiai ir kaip galime juos panaudoti, norėdami daugiau sužinoti apie pasaulį. Matematika yra galingas įrankis, padedantis mums suprasti mus supantį pasaulį. Suprasdami skaičius, galime priimti geresnius sprendimus, spręsti problemas ir net numatyti būsimas tendencijas. Taigi, nebijokite. Priimkite iššūkį ir pamatysite, kad matematika gali būti ir smagi, ir naudinga. 9 skyrius. Tyrinėkite toliau. Jūsų laukia duomenų pasaulis. Sveikiname, jaunieji duomenų detektyvai. Jūs ką tik atradote slaptąją standartinio nuokrypio supergalią. Atminkite, kad svarbiausia suprasti, kiek išsibarstę yra mūsų duomenys ir ką tai mums sako apie mūsų supantį pasaulį. Taigi eikime ir tyrinėkime. Pasaulis pilnas įdomių duomenų, kurie tik ir laukia, kol bus išanalizuoti. Kas žino, kokius nuostabius atradimus padarysite? Užduokite klausimus, būkite smalsūs ir visada atminkite, mokslas yra smagus. 10 skyrius žodynėlis. Duomenys, surinkta informacija, pavyzdžiui, skaičiai ar įvykiai. Išsibarstymas, duomenų išsibarstymo arba susitelkimo laipsnis. Standartinis nuokrypis, konkretus skaičius parodantis,
Kiek vidutiniškai išsibarstę yra duomenys? Normalusis skirstinis – varpo formos kreivė, apibūdinanti duomenų pasikartojimo dažnumą. Edenester skyrius apie autorių. Bilas Nye yra amerikiečių mokslo populiarintojas, komikas ir mechanikos inžinierius, geriausiai žinomas kaip vaikų televizijos laidos Bill Nye the Science Guy vedėjas.